Pranciškonų vienuolyne prie Kryžių kalno prasidėjo antrasis respublikinis vaikų ir jaunimo religinės muzikos festivalis Mes Dievo vaikai, kuris šiemet skirtas Pranciškonų ordino įkūrimo 800 metų jubiliejui. Kryžių kalno papėdėje suskambo vaikiški balsai giesmėmis šlovinantis Dievą. Taip Joniškio meno mokyklos Žagarės filialo folklorinis ansamblis Pranciškonų vienuolyne pradėjo antrąjį respublikinį vaikų ir jaunimo religinės muzikos festivalį Mes Dievo vaikai Kryžių kalnas 2009. Šiemet festivalis skirtas Pranciškonų ordino įkūrimo 800 metų jubiliejui. Muzikos festivalyje vaikai pristatė ir piešinių parodą, sukūrė ir padovanojo 2 keramikinės žvakides. Piešiau šventąjį Pranciškų ir, žinoma, kartu su juo buvo šalia ir gyvūnai. Todėl, kad jis globoja gyvūnus. Šią progą irgi norėjom, kad mokiniai, ir būtent irgi per giesmę ir per tą dailę, būtent Dievą garbintų būtent taip, kaip Pranciškus garbino. Ypatingai ta saulės giesmė yra žymioji. Nuo to laiko, kai prieš 2 metus festivalis buvo surengtas pirmąjį kartą, kairiuose dalyvių skaičius patrigubėjo. Šiemet ansamblių bus per 20, nuo parapijų chorų iki muzikos mokyklų. Festivalio organizatorė sako, kad religinę muziką jaunimas mėgsta. Yra jau prikurta nemažai giesmių, kurių melodijos gan populiarios, vaikams labai mielos, kūrinėliai mažos miniatiūros, šiuolaikiniu stiliumi atliekamos. Tikrai nesunku. Ir kuo toliau, tuo yra didesnis susidomėjimas. Šiemet į festivalį net atskris kolektyvas Moksliukas iš Londono sekmadieninės menų ir lituanistikos mokyklos. Pasirodymai prasidės kiekvieną sekmadienį 11 valandos mišiomis Pranciškonų vienuolyne ir baigsis Pranciškaus saulės giesme. Festivalio uždarimas numatytas spalio 25-ąją.